Sveiki, tai su jum Brilliant reitingo iššūkis ir dabar yra balandžio 1, tai padarysiu mėnesio apžvalgą, nes jau žaidžiu mėnesį laiko. Priminsiu, kad mano tikslas yra iššūkis, tai reiškia laimėti Olympic pokerio reitingę 1 vietą, kuris reitingą sudaro 2 mėnesio atkarpa, kovo ir balandžio mėnesį, sumuojasi kas daugiau patenka prie finalinių stalų, nes už finalinius stalus duoda taškus ir kas surenka daugiausia taškų gauna, laimė 1 vietą, gauna taurę, gauna papildomai porą tūkstančių litų ir dar kovoja su kitais žaidėjais papildomai dėl 7000 litų. Tai visai neblogas, sakysim, yra papildomas išmokėjimas ir mano bandymas jį laimėti. Tai dabar yra mėnesio apžvalga. Ir video yra iš namų, iš savo kambario, nebe iš mašinos, nebevažiuojant. Tai labai trumpai, tiesiog kaip man sekėsi šitą mėnesį ir kokių pasiekiau rezultatų. Tai iš viso šį mėnesį buvo 29 turnyrai, buvo 31 diena, buvo 29 turnyrai, 2 dienas tiesiog nebuvo jokių turnyrų. Tai iš tų 29 žaidžiau 22 turus, 7 ilsėjosi, tai gana daug. Dabar žiūriu, kad reiškia gana daug, praleidau net 7 turnyrus. Tačiau turbūt reikėjo laiko įsivažiuoti visam tam ir pradžioje turbūt didesnės buvo pertraukos, kuo vėliau tuo mažesnės. Tai kitą mėnesį tikiuosi ilsėtis mažiau, dar daugiau žaisti. Tai po 22 turnyrų turiu plus 1010 pelną. Tai iš tikrųjų nėra daug, bet jeigu reiktų lyginti koks galėjo būti pats blogiausias variantas ir pats geriausias variantas, tai tikrai čia nėra blogas rezultatas, nes iš viso man visi turnyrai kainavo, čia aš turiu susiskaičiavęs, čia yra mano ir grafikas viso žaidimo, visi turnyrai man kainavo 3950 litų, šiaip buvo skaičiuota mėnesį 5800 litų, tačiau, kadangi 7 turnyrus praleidau, iki kuriuos pardaviau akcijas, kai kur nepadariau maksimalių rebajų, nes skaičiuodavau, pavyzdžiui, 30 R turam, kad vidutiniškai kainuos 5 rebajai ir ne visada tie kainuodavo. Tai gavosi taip, kad aš iš viso sumokėjau 3950 litų. Tai pats blogiausias scenarius, kuris man galėjo būti, tai galėjo būti minus 3950 litų. Tai vietoj jo turiu plus 1000. Tai tikrai nėra taip blogai. Aišku, optimalus scenarius galėtų būti net keli šimtai procentų pelno. Tačiau rezultatų nevertinu, blogai, aišku, gali būti geriau, bet tikrai nėra taip, kad reiktų liūdėti. Taip pat sugebėjau vieną kart būti antras, vieną kart trečias ir vieną kart šeštas, tai 3 finaliniai, 3 reitingo pozicijos ir su savo šitais taškais reitingę, tuo mes pažiūrėsim, kaip yra šiandien. Ir su visais šitais taškais reitingo pozicijoje dabar esu 20 vietoj. Aišku, tai nėra kažkokia, sakysim, aukšta pozicija, bet kuriuo atveju esu sukaupęs šiek tiek taškų ir jeigu šitas mėnesis geriau eis, tai tikrai galiu kovoti dar dėl 1 vietos. Ir kas mane tenkintų, tai mane tenkintų iš tikrųjų top 3, nes top 3 yra išmokami papildomi laimėjimai, tai 2000, 1000 ir 500 litų atitinkamai. Tai visos šitos vietos mane tenkintų, nes gaučiau papildomai pinigų, plus startuočiau su daugiau žetonų papildomam turnyrą. Tai mano blogė rasit visą informaciją apie turnyrus, čia yra surašyti visi turnyrai, kada kokį žaidžiau, kiek laimėjau arba kiek pralošiau, taip pat yra visi video, viršuje bus šitas pats naujausias, bendras pliusas 1010, turnyrų kiekis, čia reikia pakeisti, dar šitą pakeisiu, kad dabar esu 20 vietoj. Taip pat tikiuosi vėl, kad Hebra pasidalins mano informaciją ir Poker News irgi praplatins šitą pranešimą. Ir ką darysiu kitą mėnesį kitaip,
Tai dėl filmavimo viduje kaip ir nieko doro nepavyko, nes su Olimpiku pavyko susitarti taip, kad praktiškai galėčiau filmuoti viduje tik save, negalėčiau filmuoti jokių kitų žmonių, negalėčiau filmuoti daug aplinkos, negalėčiau filmuoti pačio veiksmo. Tai būtų tiesiog mano interviu viduje, tai kažkaip nelabai aš norėčiau tą padaryti, bet nesu labai suinteresuotas dėl to dėti daug pastangų. Tai nežinau, ar tą padarysim, tačiau ką padarysiu kitą mėnesį tikrai ir kas, manau, yra labai svarbu žiūrovam, tai kad kitą mėnesį aš suskaičiuosiu, kiek aš valandų praleidžiu iš viso kazino, kiek aš valandų žaidžiu pokerį ir pabandysiu išvesti savo, reiškia, taip vadinamą pelningumo rodiklį, kurį mes apskaičiuosim doleriais arba litais per valandą. Tai reiškia, kiek aš uždirbu litų arba dolerių per valandą tenai žaisdamas, nes aš dabar galiu suskaičiuoti, kiek aš uždirbu per dieną, bet vieną dieną aš žaidžiu 2 valandas, kitą dieną žaidžiu 4 valandas, kitą dieną 12 valandų ir svarbu būtų išvesti tokį rodiklį, kad mes galėtume žinoti, koks yra pelningumas ir, pavyzdžiui, palyginti su žaidimu online, su mokymais ar, koks tai yra skirtumas. Ir dabar turbūt vienas iš pagrindinių rodiklių, ką mums reikia išvesti po šito mėnesio. Čia matom grafiką. Ir reiktų išvesti ROI. Tai ROI yra finansinis terminas, taip pat naudojamas pokeryje. Lietuviškai tai būtų investicijų grąža, kurią labai paprasta apskaičiuoti. Tai mes turim pelną savo padalinti iš to, kiek mes išleidom pinigų. Tai reiškia iš 3950. Ir mes gaunam procentinę išraišką, kiek mes turim pelningumą. Jeigu padauginsim iš 100, gausim procentus. Tai mano ROI yra 25,5 procentų šio mėnesio. Tai tikrai nėra blogas rezultatas ir turint galvoj, kad neturėjau nei vienos pirmos vietos ir turėjau tik 3 finalinius stalus, ir turiu 25 procentus ROI, tai tikrai aš esu patenkintas tokiu rezultatu. Aišku, apie patį tą pelną, tai jis yra gana juokingas, nes turbūt sudėjus išlaidas, kiek aš išleidau pietums ir kūrui važinėjant, tai gautųsi turbūt tokia pati suma. Tačiau tikslas iššūkio, aišku, yra ne uždirbti pinigų, o tikslas laimėti pirmą vietą ir tiesiog pabandyti įveikti vietinius Olimpiko žaidėjus. Tai tiek, su jumis buvo Brilliant, visa informacija mano blogė, Poker News ir Facebook'e. Laukiu jūsų komentarų ir klausimų.